Sveiki visi. Šiandien mes pabandysim pasinagrinėti šiek tiek apie lygiareikšmės nereguliuojamas sankryžas ir važiavimas per jas. Lygiareikšmė nereguliuojama sankryža reiškia, kad jinai yra be kelio ženklų, be policininko, be šviesoforų. Mes matome, tarkim, yra raudono automobilio vairuotojas, jisai turi kliūtį iš dešinės, mėlyna jisai važiuoti kaip ir nelabai galėtų. Mėlynas turi kliūtį iš dešinės geltoną, o geltonas turi laisvą kelią iš dešinės pusės. Tačiau mes pabandykim įsiaiškinti vieną labai svarbų faktorių, kad net ir vairuotojas turėdamas kliūtį iš dešinės, jeigu jisai suka į dešinę, šiuo atveju kaip raudonas nori sukti į dešinę, jis niekada neturi laukti kažko, kas bus. Jisai gali važiuoti drąsiai pats pirmas, jam nieko nereikia praleisti. Tai matot, kaip šitoj situacijoje. Sekundę, telkit. Raudono automobilio vairuotojas, matot, jisai bandys važiuoti. Jis važiuoja, suka į dešinę ir matote, sukdamas į dešinę, jisai niekada negaus į dešinę nuo mėlyno ar nuo dar kažko. Na, šitoje situacijoje galėtų važiuoti raudonas ir geltonas kartu, o tada jau važiuoti galėtų mėlynas, sukantis į kairę. Realiai pasakius, matote, mėlyno automobilio vairuotojas, jisai turi duoti kelią geltonam, o raudonas, jisai kaip ir turi kliūti iš dešinės mėlyną, bet kaip ir minėjau, jeigu vairuotojas suka į dešinę, kaip šiuo atveju raudonas, jisai neturi